evening. Congratulations to Zvezda. As you guys saw, I was only one team on the court today, especially at the beginning, and we didn't enter the game with the right mentality, with the right preparation, and it cost us the game. It's a big lesson for us. And now in Lithuania. Nu ką, Zvezda mus pastatė į savo vietą. Reikia suprasti, kad mes tikrai nesam tokie geri. Sakykime, lietuviai, jie galbūt persiskaitė spaudos, kad Žalgiris turi labai protingą trenerį, kuris gerą darbą daro, kad žaidėjai žaidžia labai atsidavę. Tai čia ir yra mums tas faktas, kad per vienas rungtynės Žalgirio treneris sudurnėjo, žaidėjai jau netokie geri. Taip, kad mūsų biznėje tai vyksta labai greitai ir aš tikiuosi, kad tai yra vienadienis dalykas, kad vyrai supras, kad jeigu jie neina į aikštę vėl numirti, tai bus daugiau tokių rungtynių ir jie turi suprasti, kad jie tik tai yra gana nebloga komanda, kada jie atsiduoda 100%, kada jie žaidžia kaip vienas kumštis ir dirba atsidavę gynyboje nuo pradžios rungtynių iki galo, ko aišku šiandien nebuvo. Sakykime, čia yra toks jau dalykas. Tikiuosi, tai bus gera pamoka. Šiai dienai Europa jau šneka apie Žalgirį kaip apie vieną didžiausių Eurolygos siurprizų. Ir jau mes dabar nieko nenustebinsim. Jau visi atvažiuoja žinodami, kad žais su gana nebloga komanda, o ne su keistais, kuriuos galima labai lengvai aplošti. Taip, kad nuo šiol pažiūrėsim, ar mūsų vyrai yra pasiruošę į tai atsakyti. Žalgirio santykis namie, kaip ir išvykose, yra toks pat. Ar kažkoks nusiteikimas yra skirtingas namie žaidžiant su išvykom? Nežinau. Gal viešbutis blogas. Sąžiningai nežinau, kas atsitinka, kaip žaidžiam namie. Bet jeigu paimtume du pavyzdžius, pirmus kėlinius, sakykime, Milane ir Stambulė su Efesu, tikrai ėjom luptis. Jeigu paimtų du pirmus kėlinius jau namuose prieš Kazanę, namuose šiandien prieš Zvezdą, nežinau, ką mes ėjom daryti. Taip, kad nežinau, gal namie yra tas noras daugiau įmesti ar kažkas tokio. Ir reikia suprasti, kad viskas prasideda nuo gynybos, o šiandien buvo, kaip jau minėjau, prieš konferenciją prieš rungtynes, kad buvo labai svarbu pradėti gerai puolime. Pradėjom su 7 klaidom, kurios daug kainavo lengvų taškų. Absoliutus plano nesilaikymas, kur mes galim rizikuoti, kur mes negalim rizikuoti. Ir kažkoks taip tikrai energijos neturėjimas šitam lygiui. Taip, kad sakau, žaidėjam pasakiau, kad jau Žalgiris nebus niekam siurprizas, ypač prieš tas komandas, kurios jau yra aplošę. Komandos ateis su dviguba energija atsilošti, tas rungtynės jau Žalgirį yra pralošę ir toliau. Dėl namų, sąžiningai nežinau, kas vyksta ir kodėl namuose žaidžiam prašiau, ypač gynyboje, kas atrodo su 10 000 žmonių turėtų tau suteikti didesnės energijos, žaisti žymiai agresyviau ir taip toliau. Bet šiandien buvo vienetai, kurie tikrai bandė varžovą išmušti iš vėžių. Tokie matėm ir tie metimai lyg tai išmetami laisvi, bet ne, sunkiai pasiekė tikslą, baudos lygiai taip pat pirmavote Eurolygų, iki šiol šildos nepataikymus. Ar komanda vis sulūžo psichologiškai šiandien? Galvoju, kad taip. Galbūt komanda paprasčiausiai neįvertino varžovo, kas būtų iš viso absurdiškas dalykas, nes Zvezda pastaruoju metu žinote, ką jie aplošė. Taip kad, sakau, prasidėjo antras ratas, labai svarbus yra iš naujo patį vis minių užsivedimų, užsikūrimą. Ypač prieš tas komandas reikia, kurios
kurias jau aplošiai su dviguba energija, nes jos atvažiuoja su dar didesniu, kaip sakant, noru aplošti rungtynės praloštas Žalgiriui. Taip, kad šiandien tas nepavyko. Iš kitos pusės man labai nesuprantamas dalykas, jeigu mes turim kažkokį tai šansą kabintis į 8-tuką. Ir mes jau eilę kartų pralošėm tų rungtynių, kurios yra pagal jos spaudą biškį ramiau paimamos. Ne? Jūs taip sakė. Vienas didysis specialistas šiandien sako, kad Žalgiris aploš net ir dviženklių skirtumų. Komanda, kuri per pastarąsias savaitės aplošė Madrido Realą, CSKA, Maccabi. Taip, kad galbūt lietuviam ir nereikėtų skaityti tiek daug tų dalykų. Daug faktorių. Galim šnekėti per naktį, bet reikia greičiau užmiršti ir eiti Panevėžį. Augusto Lima pradėjo rungtynės starto 5 minutės ir daugiau nebežaidė. Nusivylėt jo šiandien? Taip. Galbūt galima. Energijos. Prašom vieno dalyko iš žmogaus, tik tai energijos. Ne vien tik jo. Žmogus turi suprasti absoliučiai, ką jis gali duoti komandai. Gintis turi visi, žaidybinį planą turi sekti visi. Šiandien pirmą pusę mes nesigynėm visiškai. O kas svarbiausia, ir puolimo detalės buvo atliekamos labai lėtai. Nežinau, neparuošiant, dvejojant, lemė 12 klaidų pirmą pusę ir praloštos rungtynės pirmoji pusė. Antrą pusę mes atrodo ir daugiau pavargę laimėjom. Aizėjos tas išėjimas antroje pusėje pasiteisino kažkiek? Ieškojau žmogaus su energija, nežinau, tikrai labai norėčiau turėti šiandien ir Valinską. Nežinau, ieškai žmogų energiją, ieškai, kad išeitų, įtrauktų, kad galbūt fanai biškai sukiltų, kad atmosfera buvo numirusi. Čia jau būna dažnai, jeigu Žalgiris iš karto nepaveda arba nepataiko tritaškų. Taip, kad ieškojau žmogaus su energija, vienu momentu pradėjau galvoti apie Panevėžį jau ant galo. Tikrai bus sunkios rungtynės sekmadienį ir tam ruošėmės skirtumo, pabandėm atlošti skirtumą. Belgrado neišėjo, tada jau reikėjo pradėti galvoti apie Panevėžį biškai. Ir manau, kad Aizėja gana gerai žaidė su Kėdainiais ir treniravosi gana gerai, reikia duoti irgi šansą. Taip, kad daug minčių, daug detalių, bet svarbiausia tai buvo nepasiruošimas rungtynėms savo galvos ir